Farai. Reloaded. Norėjau ranką kažkaip perkišti iš vienos ir... Nežinau, kas per epizodas, bet šitą dalį kažkodėl paskutinę savaitę man net keletas žmonių sakė, pažiūrėk. No idea what's that? Let's check it. Mieste patruliuojantys policijos ekipažai gauna pranešimą apie gatvėmis lekiantį ir į pareigūnų reikalavimus sustoti nereaguojantį automobilį. Okay. Galvau, sakys, koks dviratis. Tai bėglys. Turime 8 nestojo vasaros gatvėje. Kur yra vasaros gatvė? Aš praklausiau, koks čia miestas. Policininkai su kolegomis dalinasi sprunkančio Škodos lokaciją. Škoda. Gerai, kad ne žalia siera. Išvažiuok į gamyklų vasaros gatvę, pradėti sporto gatvę. Čia rimti reikaliukai vyksta, ne? Važiuoja itin pavojingai. Kartais išjungia mašinos šviesas ir taip kelia dar didesnį pavojų. Eik tu na. Kai mes darysim roleplay'ų, mums reikės išjungti šviesas. Aš šiaip, kai nubėgu nuo policijos, irgi dažnai įjungi šviesas. Žaidime? Ne. O jų savo bei kitiems eismo dalyviams. Aš žinau šitą vietą. Aš jau supratau, kad čia Kaunas. Patikslinama, kad bėglys išvažiavo iš miesto. O, sustabdė. Ramu. Šiaip iš vienos pusės žiauriai ramu dėl to, kad nebus nukentėjusių žmonių, nes jeigu tokie lekia, greičiausiai bus išgėręs, nes ko jam nestoti. Netrukus pranešama, jog Škoda nusuko į kažkokį šunkelį ir buvo sustabdyta, o vairuotojas sulaikytas. Šunkelį? Čia jau beveik į prūdą. Bet čia gerai ėjo. Na, be šviesų ėjo jau. O kas ten pas pareigūnus mašinoje, tai barškai, pasiklausykit. A nereiks lingės mašinos pasikeisti? Aiškėja, kad miesto gatvėmis lėkė ne kas kitas, o pats Kalėdų senelis. Ryškis už vairo sėdėjo pasidabinęs raudoną kepurę su bumbulu. Santa Klausas. Santa Klausas. Su Kalėdų senio kepurė. Čia jis gale. Su Kalėdų seneliu. Ai, jau uždarė, blemba, jau uždarė. Buvo, ai. Tai nebus be kepurės jau. Na, pilieti, kodėl nestojot? Kaip sakot? Nežinau, ką aš darau. Ar titrai blogi yra? A kartai man girdėjus, kad jis sako, aš žinau, ką aš darau. Nežinot, ką darot? Neturiu protų, aš turiu dvasią. Small DJ yra šitie dizainai. Rigelis. Aišku, mes juos turime ir medium dydžio. Desne, tai tokio. Ir turime net 4 skirtingus dizainus XL-us. Kas žino mano pirmąjį sukurtą personažą Romi? Čia yra limited edition. O čia miksas visų mano sukurtų personažų. Šitas geras. Ir aišku, XL-ai, Virgio ir Ginterio. Tai jeigu nuspręsit atsinaujinti savo mousepadą, nesvarbu kokio dydžio, užsukite mano e-shopą, svarbiausia daryti .lt, linkas video aprašyme arba čia matote ant ekrano. Tai 24 valandas po šito epizodo išleidimo su kodu FARAI jums 20% nuolaida. Visom prekiam. Gal aš klydau. Neturiu proto, aš turiu dvasią. Eina, čia jau bus sunkus egzempliorius. Aš dabar jau pradedu turbūt suprasti, kodėl jūs man siuntėte šitą pažiūrėti. Turi dvasią? O tai kodėl nestojot pareigūnams? Todėl, kad turiu dvasią, aš esu žmogus ir dvasia. Viename, blėt. Vyva. Tai čia priežastis nestoti policijos pareigūnams? Taip, sako, ramiu veidu. Taip. Pilietis bėgo nuo pareigūnų, kol kas neaišku. Vairuotojas pateikinėja trumpus ir keistus atsakymus. Blogai pasielgėt? Ne, Kodėl ne? aš žinau kodėl. Tai ką tik sakei, nežinai.
Dabar jau žinai kodėl. Nu, čia bus įdomus riešutėlis išgliaudyti, aš pamėginsiu. Ble, bet jau man iš karto, jau reiks daryti šitą personažą, man jau iš karto primena mano sukurtą personažą Virgelį, kuris yra tiesiog kvailelis ir random frazę šneka. Šitą jaučiu nebus padaryti sunku, bet jis tiesiog vientisų balsų šneka, nes nežinau kodėl. Bet tai žinot, kad turit sustot, kai stabdo politinę? Neturit sustot? Ne. Viskam prieštarauti pirmiausia reikia. Dėl ko taip manot? Aš žinau, ką aš darau. Aš sakiau, kad jis sakė, kad žinau, ką aš darau. Man girdėjus, kad jis sako, aš žinau, ką aš darau. O žinot, kad bėgdamas kelia pavojų kitiems? Ne. Nekelia. Aš žinau, ką aš darau. Eik tu. Nuimkite antrankius, aš sėdėsiu čia ir palaukdam. Aš žinau, kad skubėjote, važiavote greitai. Ne, aš važiavau. Kėlėt kitiem Aš nesaugot. važiavau ir greitai, ir povaliai, ir greitai, ir povaliai. Ir greitai, ir povaliai. Važiavau su šviesom, be šviesų. Matot, bet nepaklusot policijos pareigūnų. Ne. O kodėl šviesas išjunginėjau? Už tai, kad aš jums rodžiau, kad aš galiu važiuoti be šviesų, aš viską matau. Wow, gerbiamasis, koks gerumo. Šitas bakūras aiškiai pareigūnai jums sako, demonstruoja, kaip jis moka važiuoti be šviesų ir jūs dar jį vis tiek gaudot. Jisai būtų visam išjungęs šviesas. Va, būtumėt pagavę. Ai, kad sugebat norėjot parodyti? Jo, norėjau jums parodyti, kad aš galiu matyti viską ir naktį, ir dieną. Važiavo Šiaip, maladėts. greitai ir povaliai. Su šviesom Aš tingėsiu dabar ieškoti, ką reiškia žodis povaliai. Nenoriu aš pasirodyti neišprusęs, bet aš šito žodžio savo gyvenime nesu girdėjęs ir nesu vartojęs. Povaliai. Tipo, lėtai. ir be šviesų, su šviesom ir be šviesų. Tikrai bus sumaišę Škodą su elniais kinkyta karieta. Jūs paaiškinkit mum, mes nesuprantam. Tuoj išaiškės, uždavinėkit klausimus. Tuo išaiškės, uždavinėkit klausimus, ble, čia geras personažas. Šitą mes, manau, atkartosim gan nesunkiai, jeigu tik pareigūnai pasiners į roleplayų gerą. Tuo išaiškės sakyt? Taip, uždavinėkit klausimus, aš į visus atsakau, žinau, ką sakau, žinau, ką darau, žinau, kur einu, žinau, kur važiuoju ir žinau viską į priekį. Labai daug metų į O kur priekį. važiavo dabar į priekį? Eik tu sau, čia pranašas jau. Namo, Tai kad čia kelias pasibaigė. žinau, Tai žinot, ir važiavo. nemečiau kelio dėl takelio. Panašu, kad metėjai kelią dėl takelio, bičiuli. Panašu, kad būtent tai ir įvyko čia. Atsitiko lygiai priešingai. Vairuotojas metė kelią dėl takelio ir tik per stebuklą Nu? neatsidūrė didžiuliame griovyje. Laikykitės, gerbiamas. Nespėjus uždaryti durų, pilietis prabyla lyg iš sakyklos. Toks pamokslas iš tarnybinio automobilio sulaikymo patalpos. Reikia prieš mane žegnotis ir klauptis ant kelių. Čia yra nesąmonė, kas klaupėsi. Čia Liuciferio maišto priežastis. Jūs pralaukėt 2000 metų, kada Jėzus Kristus nusileidęs pasakė Liuciferiui, nuėjęs į kalną, ne Liuciferiui, Šeitonui pasakė. Ir Šeitonas uždavinėjo jam klausimus, Jėzui pateptajam. Ir paklausė, sako, tu žinai, koks tavęs rojus laukia. Sako, nėra tai jokio dievo. Sako, aš žinau, ką aš kalbu. Tada jam uždavė kitą klausimą. Tai kas tu esi? Jis pasakė, aš esu. Kas tu esi? Aš esu. Aš esu. Gerai, būkite jūs tada. Ne jūs, o tu. Dar vienas, ne jūs, o tu. Ar jūs žinote, iš kur yra ne jūs, o tu? Ogi iš Contribui. Nes mes kaip tik turėjome damą, kuri supyko, kad pareigūnas į ją kreipėsi jūs, o ne tu. Nes ji dar jauna. Dėl ko viskas prasidėjo? Aš jums paaiškinsiu normaliai. Nepertrauk, prašau, nepertrauk. Fuck you, Marimač. Nepasirašėt, rašykitės. Tai rašausi. Tai rašykitės. Tai gerbimieji, šitą epizodą ir daug kitų, va kaip šitie, kur matote ekrane, jūs galite pažiūrėti Contribui arba Ko-fi kanale. Linkus rasite video aprašyme. Ten jie yra išskirtiniai, skirti tik tiems, kas turi prenumeratas. Į bendrą kanalą aš jų tikrai nekelsiu. Bet kaip jisai čia pravažiavo? Škoda sustojo per vidurį tarp Nes sukrautų pareigūnas klausė, kaip jisai čia pravažiavo. Jis juk aiškiai sakė, jis žino, ką jis daro. vamzdžių ir Jis galėjo iš vis to griovių tiesiai praskristi, jeigu išrausto norėjo, didžiulio bet jis, griovio. aš manau, jis pats nusprendė tiesiog pasiduoti pareigūnam. Tai gerai, kad jis čia indus griovius neįsivertė, žinau. Kalėdų senelis ar tai pamokslininkas?
Tikras Wow, čia laimės rimtas. kūdikis, kad nenusisuko sprando. Jisai pastrigo. Jis neturėjo kur dėtis, čia viskas jau. Galas. Jau davažiavęs. Žalia Škoda. O langas išmuštas. Sulaikymo metu policininkams teko išdaužti durelių langą. Ai, nes jisai neatidarinėjo. O daiktų dar čia prisidėjęs gyvena čia gal toj mašinai. Čia jau kirvis. Dovanų maišas. Kalėdų senelio kepurė dar vieną. Gal jis savo bendrininką yra nužudęs. Bagažinėje tarp įvairiausių rakandų jau minėta kepurė, dovanų maišelis ir kirvis. Vyriškis bendravimo manieros nekeičia. Operatorius bando išsiaiškinti priežastis, kodėl nestojo. Blet, Bet koks galiausiai sunkus išgirsta jisai. pranašystę apie eilinę pasaulio pabaigą ar tai pradžią. Nesupratau, tai kur jūs važiavot, nes čia kelias Namo. pasibaigė. Kad kelias pasibaigė. Namo. Nemečiau kelio dėl takelio. Nu girdėjom jau šitą. Griovys. Nemečiau kelio dėl takelio. Aš žinojau savo kelią, jūs Čia nežinojau. nėra kelių. Nėra. Jis baigėsi, bet jau prasideda. Eiktų nahui, dypina bičias. Dypina bičias konkrečiai. Jis baigėsi, bet jau prasideda. Paviršutinis aiškumas ir kas? Eina šviesa. Naujas kelias. Naujas kelias. Viskas baigėsi, senas kelias. Begalybėje. Man neina, man reiktų išgerti turbūt, kad suprasčiau. A duos jam pūsti, kažin. Man įdomu, jeigu jis blaivas, fuck me sideways. Ženklas yra. Jūs į žemėje turit. Aštuntukas. Lygia gretus. Ką tu kalbi? Ne taip parašytas. Nuimsit apyrankę. Begalybė žinom. Begalybė žinau. Žinom. Mes Aš esu iš ten. iš kokios planetos? 7. O kapina iki jūsų planetos? Urantija. Urantija, ne? Taip. 7 planeta Urantija. Nuo Žemės. Aš kiek žinau, planetos pavadinimu Urantija iš vis nėra. Arba jis daugiau žino už mane. Daug gyventojų tenais. Labai. Daugiau negu Žemėje. 100 000 kartų. Tai kaip jie telpa ant tos mažos planetos? Nemažai jinai. 180 000 kartų didesnė negu Žemė. Vienu žodžiu ateina tvarka. Technologijų nebus. Intelektinio proto nebus. Liko labai nedaug. Intelektinio proto turėjo menį dirbtinio intelekto. Jis yra, čia nebežinau, ar jau juoktis. Bet galim gal juoktis. Jis yra, jam yra pasisukę. Jis yra tiesiog privartojęs daug kažkada. Naujų metų vasario mėnesis. Viskas pradžia. Kada? Technologijų nebus. Intelektinio proto nebus. Liko labai nedaug. Po naujų metų vasario mėnesis. Kas bus vasario mėnesį, Hebra? Pizda. Jeigu kovo mėnesį nebeįkelsiu farai reloaded, you know why, it's over. Viskas pradžia. Ai, arba naują sezoną pradėsim. Jūs kalbat su Jėzum Kristum. Eik tu nahui. Mes kursim personažą Guitar Roleplay. Aš žinot, kokį mes legit vardą jam duosim ir pavardę. Jėzus Kristus. Jėzus Kristus? Taip. Kalėdų senelis, ateivis iš 7 planetos, galiausiai paaiškėjo esas išganytojas. Kai vienu metu bandai užsėsti, sakykime, 3 kėdes, tai atsiduri ant 4-osios, sulaikymo patalpoje. Tai jau kalėdą švenčiate, ne jau? Ne. Tai kad sakė su kalėdų senelių kepurė? Aš ruošiu žmoniją. Marijampolė. Šventį. Taip. Dėl aš sakiau, kad čia Kaunas, nes akcentai irgi pareigūnų girdis. Link Kauno pasakė, tai išvažiavo iš Marės. Link Kauno. Pirmi sužinojo tikrą tiesą. Jūs mane radot su kuo? Su raudona kepuraitė. Taip. Ką reiškia jinai? Kalėdų senis. Taip, iš čia prieš jūs. Blet, tai mes dabar jį vadinsim Kalėdų seneliu ar Jėzus Kristus? Žaidime geriau. Jis yra visiškai blaivus ir turi galiojančias vairavimo teises. Nežinia, ar jis vaidino, ar yra pasiklydęs tarp Visiškai blaivus, aš tą ir sakiau jums, kad čia yra baisiausias dalykas. Jam yra. vaidmenų ir įsitikinimų. Stebuklas pirmiausia yra tai, kad milžinišku greičiu be šviesų lekianti Škoda nieko nesuvažinėjo ir nesukėlė eismo įvykio. Nu, nes jis matė Kas naktį. nebūtum, bet įstatymai visiems vienodi ir už padarytus nusižengimus atsakomybės išvengti nepavyks. Wow, šitas rimtas. Blet, griežtas dėdalis. Ne, mes jį užvadinsime Jėzus Kristus žaidime.
Varom kurt personažo. Gerai, šiandien mes vėl esame 90s roleplay. Jėzus Kristus. Čia jau mums kaip ir aišku, metai gimimo, nu, jeigu Jėzus Kristus, tai turėtų būti 900-ųjų vyras. Mums veidas buvo užblūrintas, tai mes gal baisiai ir nekeisim. Mes bandysim kepurėlę jam uždėti šito kalėdų senio. Ir viskas, drabužiai. Paltas buvo, mačiau, kol sėdėjo. Buvo kažkoks toks, jeigu mėlynas yra. Viskas, we got it. We got it. Apačia irgi buvo mėlyna. Viskas labai mėlyna pas jį buvo. Mėlyna. Kelnes netgi panašios. Wow. Ar čia bus mūsų greičiausias pasaulyje sukurtas personažas? Batų, kaip jisai sėdėjo, man atrodo, mes niekad ir nematėm, bet aš įsivaizduoju, jis galėtų būti su kažkokiais va tokiais batais. Eina sau. Wow. You got to be kidding me. Pilvos apdangalai. Tikėkimės bus... Ai! That is so quick. Tik mums reiktų dar jį senu padaryti. Šitas personažo veidas. Paveldėjimas. Tokia. Bet reikia padaryti. Nuo spalva. Nes kadangi jis blūrė buvo, mes galim go full nuts, full out of control. Vos neateivi mes jį padarysim. Viskas, seivinam! Į šviesą. Ai, gal biški švarkas violetinis. Nu, bet tiks. Pliam, toks nejaukus. Galėtų toks būti. Nežinom, kaip už blūro atrodė. Va toks mūsų personažas. Taigi, mes esame 90s roleplay. Aš pamėginsiu paprašyti, kad jie man duotų mašiniuką, su kuriuo bet kaip galėčiau bėgti nuo policijos. O jeigu jūs žaidžiate 90s roleplay ir nusprendžiate, ką nors nusipirkti, pavyzdžiui, importinį automobilį ar dar kažką, pas juos visą tai veikia per jų Discordą. Pakeliate tiketą, pasakote, norite nusipirkti, visada pasakykite, kad perkate nuo Simo. Nuo svarbiausia daryti. Ir jums suteiks 10% nuolaidą. Jų Discordas ir kaip prisijungti serverį Discorde rasite video aprašyme. Važiuojam. Nu ką, gerai. Važiuojam, bandom viską padaryti staigiai ir greitai. Aš net nežinau, kur yra automobilių salonas. Aš paprašiau savininkų, kad duotų biškį pinigėlio dėl RP situacijos. Jo, čia parduotuvė. Mums žalią mašiną reikia. Oh, shit. Ford Sierra. Yo! Nice. Paimam tokią žalią Ford Sierra. Ar ką nors. Yra visokių. Perkam. Oi! Mums dabar viskas, ką reikia padaryti, tai kažką padaryti tokio, kad policija mus gaudytų ir ar mes galim išjungti šviesas? We got it all. We got it all. Gerai. Ui, kaip ant sniego nešioja. O, policija. Kodėl jos gaudo, ne mane? Gerai, aš kantriai palauksiu, kol jie susidilins su roleplay situacija. Aš žinau, ką darau. Aš nežinau, ką darau. Na, važiavote tikrai chulianiškai. Sakėt, užmetėt galą čia biškiem. Prašom pateikti vairuotojo pažymėjimą. Roleplayina, viską normaliai. Kas yra, man sakė? Nesistengia žmonės jau roleplayinti. Ten ne pareigūnas? Jie nekokius apmokymus daro? What the hell? Blet. Aš čia pataikiau į pareigūnų apmokymus. Mes tiesiog pradėjom stebėti kitą RP situaciją. Nu, tai va, išlipkite transporto priemonės dabar. Erzinai. Ištraukti reikės. Davai, lipk iš mašinos, girdi. Ar jis apsirengęs kaip pareigūnas? Ten pareigūnas sėdi. Ką jie čia daro? Dabar, žiūrėk, rankas pasikelk. Rankas paru. Pabandyk, nahu, užmušiu. Bet jeigu jie pratybas ir čia ir vyksta real nusikaltimas, jie neturėtų reaguoti mano. Varyk nuo mašinos. Ką tu čia darai, girdi, normalus, tu žiūrėk, vėl. Ai, susikaupėsi tą kitą pareigūną? Nu tai davai jūs reaguokit, kodėl visada yra taip sudėtinga? Parsiverti. Žiūrėk, aš tą surakinsiu. Per prievartą surakina. Ir tas pabėgo, blet, kaip jam nesiseka. Su už parankės. Blet, stovėk ramiai, girdi. Stovėk ramiai. Mes stebim pratybas ar ką? Taip, paimsiu už parankės. Dar tas čia sukinėjasi pareikis. Davai, girdi, neždinkis čia. Ką tu čia darai? Vyksta mokymai, nu nelysgi, mes mokymai vyksta, bля. Seniai girdi, seniai dirbęs, karočią. Kalėjime, nahui. Būsiu praeitys. Pakartok? Atpažys, svarbiausia daryti balsą, tai roleplayint. Mokymai vyksta, jie, blet. Nusikaltėlis kažkoks nejasnas. Karočią, aš po to pasirūpinsiu. Ant tiek Tipo daugiau nėra pareigūnų, tik tiek du. O, atsidarė. Čia stovi vienas. Visą kiemą išraižinti. Bakas yra pilnas. O, kažkas ateina. Du ateina. Gal vis dėlto gaudys, gal bus koks nors mūsų pabėgimas. Jaunuolis, lip, lauk, šnekėsime.
Reik bent pamirksėti, nes panašu, kad čia mane sulaikys, aš įvažiavau. Ble, man reikia kažkur užstrikti. Ble, galėtų duoti bent biškį. Stabdyk arklį, sako, jaunuolį, viskas lip plauk. Prašau, padangą. Stoju. Lip klauk to pasakyti iš automobilio. Lip klauk pasakyta tau. Į tave ginklas genu. To aš išjungsiu šviesas. Tai išjung šviesas ir pats savo įsijung ir lip klauk. Maksim, patinko būsiu. Aš negaliu išlipti. Aš tau toj padėsiu išlipti. Padėsiu asmenį išlipti. Aš nežinau, ką darau. Diržą atsisek, būk malon. Diržą atsisegęs. O, super. Nu, einam su mumis, jaunuolis. Paimsiu štai už parankės, einam. Ką čia dirbi? Aš žinau, ką darau. Nu, nelabai atrodo, kad žinai, ką tu darai. Aš važiavau. Aha, ką čia veikia? Važiavau, sukau ratą čia. Po to ratą sukau po valiai. Po to ratą sukau greitai. Nu, einam, pasišnekėsim apačio. Nu, ką tu čia išdarinėjai iš posus? Ne, neišdarinėjau šposų. Nu, man atrodo, kad išdarinėjai. Aš žinau, ką aš darau. Žinau, kur aš važiavau. Pabaiga bus. Eisi pats, ar man tave lydėti? Ne. Čia tas ne, tai kaip reiškia? Jo, eisiu pats. Nu, tai... Aš žinau, kur einu tiesiai. Žinau, kaip nueiti į ateitį. Dabar į laiptais į apačią. Į dešinę. Į dešinę. Aš pirmą kartą, aš tiesiog žinau viską daug metų į priekį. Užeinu, aš viską žinau, kas turi būti. Ne, aš žinau, ką aš darau. Tu mane sulaikei. Neapsisuksiu. Iš kokios iš čia visatos iškritęs? Aš iš planetos Urinijus. Čia kas da daiktas? Pagal geografinį žemėlapį. 7 pagal nuo Žemės planetą pagal dydį. 180 000 kartų didesnė už Žemę. Nu tai kad čia va dabar su planetariumu šnekam, nu nežinai iš kokios planetos pilėtis. Žinau, aš viską žinau. Aš esu iš Urinijos. Man buvo pranešta, žinai, kas aš esu? Jėzus Kristus. Jūs kalbat su Jėzum Kristum. Kalėdų senelis. Klauptis, melstis dabar. Tai gyvoja Dievas. Prieš mane klauptis nereikia. Jis žino. Nu, pilėtis, kiek sykių dar kartuot, apsisugi patikrinti. Ne, neapsisuksiu. Kai man pasakė, kai buvo, atėjo pas Luciferį Jėzus Kristus, kojam paklausė, ne, neapsisuk, ratas apsisuko, rombo. Kai pasuktas 8. Nesilenksiu. Aš 8 pasukus šonu. Kas bus? Begalybė. Aš iš ten esu, nes kelias pasibaigė, kai įpoliau į nuovadą. Nemečiau kelio dėl to kelio. Mes kažkaip nesusikalbam, bet tu tvarkingai lietuviškai supranti. Taip. Aš visom kalbom. Būk malonus, kaip sakant, apsisuk aplink savo ašį. Gerai, kaip Urinijus apsisuku. O kaip žmogus, kas tada? Ne. Aš apieškosiu jūs. Nu, ko tu vėl atsisukė, Jėzus? Kur ieškai? Kas? Nu, tai aš intime vietų žmogus dar pradės. Ateitį matau. Ką matai? Ateitį. Ir ką tu ateitį matai? Ir dabar netrukus bus po naujų metų, po švenčių. Kas? Nauji metai? Vasario mėnesį pabaiga. Naujų metų vasario mėnesis. Viskas pradžia. Nes nauja pradžia. Pratau, kokia čia ta pradžia? Tai jau ateina, tu pajusi, pamatysi. Tai jūs suprantat tokį dalyką, atsimena tokių žodžių, sako, kai buvo pradžioje, sako, dabar ir visados ir per amžius amen, šitą žinot. Taip ir bus, ne mes kelio dėl to kelio atvažiavęs, žinosi, kad kas buvo. Sakydavo, mes, nes buvo takelis kelio dėl pradžios ir pabaigos, amen. Nedarysi nesąmonė. Kodėl atsigi? A užsekt vėl patiko? Ne. Nu tai gerai. Tamsta dokumentą turit kažkokį? Turiu. Nu parodė, koks ten tavo tas dokumentėlis, iešk man čia tą ranką. Tuoj, aš esu Jėzus Kristus. Nu
Nu, baigtų Jėzus Marija, ar vartojas gal šiandien kažko reiks kokį tepinėlį padaryti, nu? Tai Gybytų tie tikrai. Ačiū. aš nemeluoju, jeigu aš esu Jėzus Kristus, Žinokit, Jėzus prisikėlė, nu. Pasas Jėzus Kristus, nu. pabaiga bus. Nes pradžios, pabaigos nėra per pradžią. Ūgis, kaip sakant, to, kaip ten tas angliškai midget. Gimimo metus pažiūrėk. A Jėzus Marija, tai čia jau, kaip sakant, praeitam amžiui. Aš esu Jėzus Kristus. Aš Nu, tęsk. iš praeities saugo į ateities sargą. Bus vasarį. Jau ateina. Jie saugo bus vasarį. Jau ateina. Pamatysi, kaip ateina. Pilietis, aš žinok, man atrodo, atsinešiu šlapimo indelį, reiks padaryti šlapimo testą. Aš įtariu, kad jūs vartojat psichotropinės medžiagas. Aš esu, žinau, ką darau. Aš nežinau, ką darau. Kad jūs va, aš esu, žinau, ką darau, aš nežinau, ką darau. Aš važiavau be šviesų. Išjunginėjau ir įjunginėjau. Tai bet suprantat, kokiu... Ką aš rodžiau? Aš rodžiau, kad aš moku važiuoti be šviesų. Kaip naktį, taip ir dieną. Aš matau. Bet aš nieko nematau, žinau. Tai kam reikėjo mane persekioti? Ašgi važiavau namo. Aš tai vieną dalyką tik tai mačiau, kad tu važinėjai policijos komisariato kieme vidiniam. Nes čia buvo pravažiavimas, man buvo pranešta pravažiuoti pro čia, kad palaiminti jūs paslapčia. Ne, tai kad vakar meldėmės, tai nereiškia, ta prasme, naktiniai pamainui, tai dar nereiškia, kad mes jūs išsikvietėm, nu kaip čia yra. Gerai, išleisk einu namo. Palauk biški, Genadijau, žinok, man atrodo, iš po vakarykščių mišių, kai klupėjom prie bažnyčios, aš įtariu, žinok, Jėzus atėjo pas mus šį kartą. Kaip jis smagiai, kad pasiduoda roleplayui, respekt. Net tai supranti, ir amžius jų toks, sakyčiau, 100 metų, nu turbūt, kad Sierra tai taip. Aš vairuoju Ford Sierra. Tai tavo Sierra dabar atsidurs, kaip saka, konfiskuoto automobilį aikštelį. Žinau, nes mačiau ateitį. Tu klausinėk, aš tau viską atsakysiu. Važiuok, dabar klausiu tavęs iš praeities ateitį, vairuotojo pažymėjimą turi? Turiu. O, nu tai parodyk ir tada. Nebeturiu. Nu tai va, aš tau ateitį dabar žiūrėk pasakysiu. Bus surašytas protokolas greičiausiai į ateitį kalbant už važinėjimą kur? Geras. Aš žinau viską, ką dariau. Nu tai va, tai dar kart pakartok. Už važinėjimą kur? Policijos kieme. O, ir važinėjimą be ko? Be teisių. O, super. Aš žinau, ką darau. Jos nieko bus vertos, bauda bus nieko verta jau vasario mėnesį. A kas tada bus? Nauja pradžia, galas, pabaiga bus pas tave. Ne, tai kad pas mane tinklinė jau pabaiga ir galas, tai aš tą žinojau. Nu. Tai ir tu būsi ateities sargas su manim. O, šitą priemu. Spaudžiu like, kaip sakai. Nutvarkoj tam stilių. Ir jūs paspauskit like. Dabar kitas dalykas. A tikrai nevartojas? Nesu vartojęs nieko gyvenime, tik Tai bet vis tiek. tyrą aromatą. A, tik aromatą. O tai kaip Jėzus Kristus vyną negeria? Ne, nes vairuoti tamsų naktį nematysiu. Viestas reikia įsijungti. Tai tam aš išjungiau, rodžiau tau, kad žinau, ką darau. A, taigi prieš tai paskui sakai, nežinai, ką darai. Nes aš nežinau, ką aš darau. A, nu supratau. Saka, nes aš nežinau, kad tu nežinai, kas tai sniegas, va. Aš žinau, kas yra sniegas. A, o kas sniegas čia? Jėzaus Kristaus plėskanos. A, o, ale tai, kad pasišiandį galvą plėskanotą tamstyti. Taip. Kiek sniega pribirė, galvą reiktų dažniau plauti. Nu gerai, viskas kaip sakė. Nėra ką plauti. Aš atsiprašysiu, žinokit, netekis pigin. Ta šviesa kaip tik pakrypus taip į jūsų pliką galvą. Žinau puikiai, ką darau. Gerai. Tai tu pasimelsk, čia kaip sako, aš einu tau protokolą, sako, supiešiu. Gerai. Nu ir super. Gerbėmėjai žiūrovai, 90s roleplay, man atrodo, vėl pareigūnas sužaidė gerai. Net nežinau 100%, bet turėjau lengvą įtarimą, kad pareigūnas žinojo, kokį mes epizodą darome ir jisai tam tikrą flow nuėjo.
Tai paspauskit like, jeigu ne man ir ne epizodui, bet šitam pareigūnui, kuris smagiai valdė situaciją, ir visi kiti susitiksim jau kitą savaitę. Arba per transliaciją. Čiau, čiau ir iki.